Sveiki, jūs žiūrite laidą Neviešas interesas ir šiandien su mumis studijoje politologas Šarūnas Liekis. Sveiki. Labadiena. Šarūnai, visai neseniai prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad patvirtina iš esmės tą informaciją, kuri pasirodė užsienio žiniasklaidoje apie tai, kad Rusija gali rengti provokacijas Baltijos šalyse ar Lenkijoje, smogdama šių šalių kritinį infrastruktūrai, ar vienais būdais, ar konvenciniais, ar nekonvenciniais, ten kažkaip neaišku. Neaišku, tiesą sakant, ir kada tai bus. Niekas neaišku, bet kažkada įvyks. Na, irgi toks iš karto kyla klausimas, tai galima apie tai, kad toks dalykas įmanomas buvo kalbėti ir prieš 10 metų, ir prieš 15 metų turbūt galima jau buvo pradėti kalbėti apie tai. Na, bet kalbama būtent dabar, tai matyt reikia laukti kažko netrukus. Kaip pats vertini tokį įspėjimą, ar jis turi kažkokio racionalaus pagrindo, ar tai eilinį kartą tiesiog gąsdinamos visuomenės, kad būtų labiau mobilizuotos, pasirengusios ir galvotų apie tai, kaip stiprinti gynybą? Na, matyt, tas jūsų argumentas apie tai, kad tai yra visuomenės gąsdinimas, aš jam tikrai pritarčiau. Tas motyvas gąsdinimo jis yra pakankamai stiprus ir mes žinome realybę. Lietuva tikrai pakankamai daug leidžia gynybai, reikia pagrįsti vis dėlto, kodėl mes leidžiam tai gynybai daug. Čia tos visos istorijos su tais pačiais kapčiamiesčiais, buvo aiškinama, kad čia reikalinga dėl to, kad yra užsienio pajėgos Lietuvoje, žodžiu, treniruosis, mokinsis, žodžiu, manevruos, tai čia ir vokiečiams, ir amerikiečiams, dabar amerikiečius taigi nebeliko, vietos atsilaisvino. Žodžiu, yra tokiam, visam tam oficialiame pasakojime yra daug tokių skylių, yra daug tokio, nenuoseklumo, prieštaringumo, jis yra labai stipriai propagandinis ir nedaug ką bendro turi turbūt su realybė. Realybė yra kur kas sudėtingesnė, realybė yra tokia, kad saugumo architektūra Europos yra sugriuvusi. Pradėkime nuo to. Amerikiečiai bando perkelti dalį atsakomybės europiečiams, bet kam ta atsakomybė yra perkeliama? Jis yra perkeliama tam, kad amerikiečiai įgyvendintų savo kitų rankomis savo užsienio politikos tikslus, realiai. Tai yra realus faktas, tai, kad jie bando sąjungininkams perkelti daugiau atsakomybės ne tam, kad sąjungininkai savarankiškai elgtųsi, o tam, kad jie įgyvendintų jų užsienio politikos ir saugumo politikos tikslus. Kita vertus, kuo daugiau perkeli sąjungininkams, tuo mažiau bus amerikiečių. Nes sąjungininkai įgyvendins jų tikslus su jų mažesnėmis pastangomis. Ir čia yra tas mūsų visas pasakojimas apie tai, kad mes skiriame 5 procentus gynybai ir kokie mes čia esame puikus mokiniai šitoje didžiuliai euroatlantinėje šeimoje. Jis yra prieštaringas, kadangi mes savotiškai savo veiksmais ir mažiname tų amerikiečių buvimą toj pačioj Lietuvoje ir visose kitose Europos valstybėse. Dabar buvo NATO summitas Ankaroje, atkreipėt į su baltais kedais vieną premjerą, tai yra Ramą, Albanijos, kuris skiria 1,5 procento gynybai Albaniją, bet yra didžiulis projektas, 500 milijardo Trumpo šeimos saloje, statyti viešbučių kompleksą ir panašiai. Ne? Ir jisai leidžia savo ateiti su baltais kedais, žodžiu, į tą tokį protokolinį renginį. Tai kiek mūsų veiksmai yra nuoseklūs ir kiek jie yra strategiškai apmastyti ir kiek jie atspindi realią situaciją, aš tikrai stipriai tuo abejočiau, nes to nuoseklumo nebuvo niekada ir to nuoseklumo negali būti, jeigu tu nesielgi kaip savarankiškas žaidėjas. Lietuva visą laiką, sakykime, čia po įstojimo į NATO organizaciją ir įstojimo į Europos Sąjungą, vis mažiau, jeigu mes žiūrėsim istoriškai, vis mažiau ir mažiau elgiasi kaip savarankiškas subjektas tarptautinės ir saugumo politikos. Ir tokioje situacijoje akivaizdu, kad psichologiniai faktoriai, propagandiniai faktoriai tam, kad įtikti bendroms tendencijoms vyrauja, jų tarpe ir baimės. Ir aš čia norėčiau truputį pajuokauti, čia kaip ir tarp asmeniniuose santykiuose visą laiką yra tie, sakykime, įvairūs trikampiai, sakykime, ne? Tai yra auka, yra, žodžiu, tas agresorius ir yra gelbėtojas. Tai Lietuva kažkaip tai įpratusi, skirtingai negu kad net ir kokio 18 amžiaus Lietuva. Jinai visą laiką įpratusi būti tos aukos vaidmenyje. Čia yra psichologinis vaidmuo. Čia yra grinai psichologinis vaidmuo ir tai atspindi, sakyčiau, gilias mūsų politinio elito problemas. O kaip grėsmingai pasisako Lietuvos atstovai apie tai, kad jei tik kas nors mus palies, tai Kaliningrado sritis bus nušluota nuo žemės? Tai čia pavyzdys iš to, tai yra toksai,
angliškai passive aggressive, ne? Tai ta prasme, kuo tu, ta prasme, neįgalesnis, tuo tu, ta prasme, na, siūlai planus ir turi projektus arba šneki retoriškai apie tos dalykus, kurių tu pats negali gyveninti. Ar tu kažką gali padaryti, tu gali ta prasme, aneksuoti Kaliningrado sritį pats. Jeigu negali, tai tu, ta prasme, tokių dalykų nedeklaruoji. Gal, ta prasme, gal ir geras sumanimas, aš to nekvestionuoju, bet ta prasme, ar tu sugebi tai pats padaryti? Na tai akivaizdu, kad patys nesugebėdami mes retoriškai aptarnaujame tą kryptį, propagandinę kryptį, kuri dabar vyruoja santykiuose tarp didžiųjų valstybių, visų pirma, Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos ir čia ES vaidmens paieška šitoje visoje situacijoje yra akivaizdžiai matoma. Europiečiai nėra apsisprendę, ką jie čia iš viso darys ir matyti irgi elgesi tas passive aggressive yra labai stipriai iš šių pusės. Nes visoje toje situacijoje turbūt kiekvienas turėtų sukelti klausimą, ką galima padaryti, kadangi NATO bloko pagrindinė galia yra Jungtinės Amerikos valstijos. Ar amerikiečių pasitraukimas iš Lietuvos tikrai susijęs su tuo, kad mes turim tokį gynybos biudžetą? Jei būtume turėję mažesnį, amerikiečiai nebūtų pasitraukę? Ne, čia akivaizdu, kad amerikiečiai projektuoja į ateitį ir galvoja savo būsimus santykius su Rusija. Su Rusija jie nesiruošia kariauti. Čia yra faktas, čia tarsi nežiūrint visų patikinimų ir to net agresyvios mūsų retorikos Kaliningrado, sakykime, atžvilgiu, Rusijos atžvilgiu. Amerikiečiai mažiausiai ko nori, tai yra karo su Rusija. Tai yra akivaizdu. Ir tas pasitraukimas ne tik iš Lietuvos, bet pasitraukimas ir iš Estijos. Neužmirškime, iš Estijos 700 žmonių, kurių buvo, aišku, kiek klausimas, kiek jie ten pakankamai jų nepakanka, ten toje Estijoje, bet jie visi yra atitraukti. Iš Estijos irgi pasitraukė, ne tik iš Lietuvos. Tai čia yra būsimos saugumo architektūros Europoje dėlionės. Bandoma galvoti, ta prasme, kad įtampų mažinimas, su Rusija nesiruošėme kariauti, nežiūrint mūsų visų lūkesčių, kad mes kariausim su Rusija. Ir tame kontekste kyla visą laiką klausimas, tarsi, net jeigu ir hibridinė operacija, sakykime, Rusija sugalvotų, sakykime, tos pačios Suomijos atžvilgių, Latvijos, Estijos, kas greičiausiai tikėtina, ką jie galėtų daryti, jeigu horizontaliai norėtume eskaluoti santykius su ES valstybėmis ir su NATO bloku. Jeigu amerikiečiai nesiruošia kariauti su Rusija, kaip visą tai atrodytų? NATO 5 straipsnis, kuris deklaruoja ir, pavyzdžiui, prezidento pasisakymą, kad čia garantuoja mums kažką. Nieko jisai negarantuoja. Tai yra politinis instrumentas ir reikalingas politinis pritarimas visų valstybių. Kiekviena valstybė individualiai sprendžia, kaip padėti, ką daryti ir panašiai. Tai jeigu amerikiečiai nedalyvauja tame, tai kas dalyvauja? Ir tų pajėgumų, kurie visų kitų Europoje, jų nepakanka tikrai. Ten, kur reikia 100 000 žmonių, europiečiai gali statyti tik tai 1000. Nuo Didžiosios Britanijos kariuomenė tai 75 000 žmonių kartu, tai ir sausuma ir visa kita. Galų galia pati Lenkijos kariuomenė. Dabar Lenkijos kariuomenės sausumos pajėgos yra 75 000 žmonių irgi panašiai. Tai yra nedėlė, 200 000 viso, bet, ta prasme, kalbant apie sausumos pajėgas, tai apie 75 000. Tai mes kalbam apie tokius kiekius, visi apart Suomių atsisakė visuotinio šaukimo sistemos ir realiai ją sugriovė, vedami hegemono Jungtinių Amerikos valstijų politikos ir to buvo įtikėję, kad tai yra teisinga daryti, nors tai buvo absoliuti nesąmonė nuo pat pradžių. Na ir dabar mes turime situaciją, kada visos tos valstybės yra tokiai patinėje situacijoje, jos nebežino, ką daryti ir linko, na, tas strateginis neapibrėžtumas gali vesti. Kaip sistema susidėlios tarptautinių santykių, mes galėsim tik tai matyti ateityje. Bet gerai, šitas įspėjimas apie tai, kad Rusija gali netrukus smogti kažkuriai Baltijos valstybė ar Lenkijai, kaip kalbėjo prezidentas, mūsų prezidentas. Kiek tai yra realu ir ko tokiu atveju pasiektų Rusija ir kokią galėtume prognozuoti sąjungininkų reakciją? Na, matot, NATO 5 straipsnis kalba apie agresiją. O jeigu vyksta kažkas, kas yra sunkiai apibrėžiama kaip agresija? Na, prisimenam, raketa nukrito į Lenkijoje, Lenkijos piliečiai žuvo ir viskas buvo labai staigiai užgesinta, kadangi tai buvo, pasirodo, ukrainiečių raketa ir, žodžiu, niekas čia... Prekybos centrų, sprogdinimai Lenkijoje. Nužudimų tos visos istorijos, kur tose nužudimo istorijose dalyvauja, visos pusės. Čia labai dabar įėjome į tokį šešėlinį laikotarpį, kur, tas Monako ir to Jermolaivo, atvejais liudija, kad tas pats Būras, ukrainiečiai, žudo Europoje. Rusai žudo Europoje, ne? Kur mes visame tame žaidime esame. Nes yra sudėtinga situacija, bandoma dažnai provokuoti. Tie patys ukrainiečiai matosi, kad jie yra suinteresuoti įtraukti kuo didesnį skaičių valstybių į patį tiesioginį konfliktą su Rusija.
Čia yra jų gyvybiškas interesas. Ir tai čia klausimas. Ir jie nuolat apie tai kalba. Jie nuolat apie tai kalba. Ir tas konfliktas, pavyzdžiui, Lenkija-Ukraina iš dalies yra dėl to, kadangi Lenkai nepasiduoda įtraukiami į konfliktą. Ir tas laikosi pakankamai atsargiai ir pasyviai visos iš šituose klausimus. Sakykime, ir ten klausimas su ta pačia Baltarusija, kur kas aktyvesnė jų pozicija yra, sakykime, negu Lietuvos. Na ir ukrainiečiai ieško ES ir NATO valstybėse tų silpnų grandžių, tose valstybėse, kuriuose jie galėtų įtraukti į tą konfliktą. Tai vad, pavyzdžiui, toksai netgi, neaiški situacija arba tarpinė situacija, sakykime, kokioje Latvijoje arba Estijoje, aš pirmiausia čia pabrėšiu, aš nekalbėčiau čia pirmiausia apie Lietuvą. Tai jinai, ko gero, iššauktų iš karto ukrainiečių reakciją, kurie siūlytųsi padėti. Ir tada tai gali išvirsti į karą visų prieš visus. Ir tokios situacijos yra pavojingos, kadangi jos pirmiausia aptarnauja ir tą retoriką, kurią tarp kitko transliavo ir mūsų Lietuvos Respublikos prezidentas, aptarnauja ukrainiečių interesus. Tai neaptarnauja mūsų interesus. Aišku, tai neaptarnauja rusų interesų, tai čia yra faktas, bet su tuo reikia labai būti atsargiai ir labai atsargiu ir reikia visą laiką kalkuliuoti ir galvoti, kam tos situacijos ir būtent vienokia ar kitokia įvykių raida būtų naudinga. O kodėl, manai, kad pirmiausia galėtų kažkas, jeigu jau kažkas tokio vyktų, tai Latvijoje, tai Suomijoje, kodėl ne Lietuvoje, Lenkijoje? Na, aš sakyčiau, Lietuvoje, Lenkija dėl Kaliningrado faktoriaus yra, ir be to plus tada reikia, jeigu kažką nori daryti prieš Lenkiją arba Lietuvą, reikalinga Baltarusijos parama. Ja, vis tiek, kaip bebūtų, Baltarusija yra atskiras tarptautinės teisės ir politikos subjektas. Akivaizdžiai matom, kad pakankamai savarankišką liniją veda, nežiūrint to, kad jie yra laikosi kaip Rusijos sąjungininkas, bet jie veda savo savarankišką politiką, vykdo savo savarankišką politiką. Kitaip sakant, mes čia turim tada jau 4 dedamasias. Ir dar ko gero, dar jeigu pridėti ukrainiečių faktorių, tai yra 5 dedamoji, kuri komplikuoja bet kokios netgi hibridinės operacijos galimybę. Latvija, Estija, ta prasme, labai skaidrus, labai tas pats kaip ir Suomija, labai paprastas variantas, jeigu kažką norėtum taip tenais padaryti. Nes tų žaidėjų, kurie gali būti tiesiogiai, per, sakykime, pirmasis 2 savaitės įtraukti į konfliktą, yra, realiai tos Rusija ir tos šalis konkrečiai. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, kažkas vyksta prieš Suomiją arba kažkas vyksta prieš Estiją, jūsų veiksmai, ponai karininkai, iš ko jie sulauks pagalbos pirmiausiai? Tai prasme, iš Lietuvos? Aš abejoju, iš Lenkijos? Iš visų šiaurės valstybių pirmiausia. Taip, bet gal ir ne. Tarsi įvairiai gali būti, nes šiaurės valstybės visos visų pirma neturi strateginės vėl tos pačios iniciatyvos. Jos yra priklausomos nuo konflikto eskalacijų, jos priklausomos nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Vienintelė valstybė, kuri išėjusi nuo to priklausomybės, tai yra Ukraina. Ukraina dabar elgiasi kaip pakankamai savarankiškas žaidėjas, nežiūrint JAV administracijos pozicijos vienu ar kitų klausimų. Ir tai daro Ukrainą iš vienos pusės savarankišką, nenuspėjamą, bet žaidėją, kuri žaidžia savo interesus. Jis nežaidžia Lietuvos interesų, nežaidžia Latvijos interesų, nežaidžia Suomijos interesų, nežaidžia už Lenkijos interesus. Tai šitoje situacijoje labiausiai prognozuojamas konfliktas tenais, kur yra 1-ant-1, 1-prieš-1. Ir kuo mažiau veikėjų galima įtraukti ir nebus žaidžiama su tom valstybėm, kurios gali savarankišką pasiūlyti raidą įvykių. Kitaip sakant, kurios gali savarankiškai, sakykime, eskaluoti. Aš įsivaizduoju net ir prieš Lietuvą kažkoks atvejis, tarsi iš karto skambintų, žodžiu, į aš perkeltinę prasme, aišku, čia būtų kariniai štabai ir taip toliau, tai skambintų į Vašingtoną, ką darom. Ta prasme, sakykime, ten Dieveniškės užėmė Baltarusijai. Bet Vašingtonas kažką ir darytų, tikėtina. Nebūtinai. Sakytų, mes turime konsultacijų, mes tada siūsime tenais Vitkofą į Maskvą pasišnekėti. Bet tada, Šarūnai, aš truputį tada paprieštaraučiau, o kaip apskritai šito regiono saugumas laikėsi taip ilgai, kai NATO dar buvo gerokai silpnesnė. Rusija galėjo daug anksčiau kirsti Baltijos valstybėms ar ten Lenkijai, bet to nedarė. Pirmiausia, Baltijos valstybėms, tai dažnai vadinama silpnąja grandimi, dar iki visų gynybos planų, dar tada, kai jie atsirado, bet dar nebuvo realizuoti, tarkim, prieš 10 metų. Prieš 10 metų viskas būtų buvę daug paprasčiau. Kodėl rusai to nedarė? Ar ne todėl, kad žinojo, kad jeigu kažką tokio darys, tai būtent amerikiečiai kažką padarys jiems. Bent jau, tai čia kad labai... pagrindų tas saugumas visą laiką ir laikėsi. Ne tiek NATO 5 straipsnio,
kur iš tikrųjų tos procedūros ten gali kelt klausimų, kas kaip, bet tiesiog Amerikos karinės galios pagrindu. Amerikiečiai galėjo seniai įspėti Maskvą, kad jei jūs mėginsit čia lysti, tai sulauksit labai blogų pasiekmių. Ir ko gero ant to viskas ir laikėsi. Ne, tai be abejonės, kad šita versija apie tai, kol hegemonas vaidino hegemono vaidmenį ir ta prasme visi tikėjo, kad hegemonas yra hegemonas ir tuo nebejojo, jų tarpe ir patys rusai tuo nebejojo. Jų ta drąsa atsirado palaipsniui, kada jie matė hegemono, jie tarsi pradėjo suprasti, kad hegemonas silpsta. Visa eilė objektyvių parametrų, ten ekonominės, socialinės raidos ir taip toliau, kitų ekonomikų augimą, tai matai, kad hegemonas silpsta. Tarsi, hegemonas nestiprėja. Mes galvojam, kad hegemonas amžinai yra toks, koks jis yra. Kaip ir Romos imperija, ne? Bizantija ta pati. Ne? Visi galvoja, kad jinai čia amžinai ir jos, žodžiu, yra nepajudinama. Deja, yra dinamika augimo, žlugimo valstybių, fragmentacijos ir panašios dinamikos. Ir jie pamatė, kad ir suprato, kad Jungtinės Amerikos ir įsitikino savo kailiu, sakykime, kada prasidėjo karas tarp Rusijos ir Ukrainos 22 metais, ir savo kailiu įsitikino, kad vis dėlto taip, kaip jie daro, galima daryti. Ir tai veikia. Mesti iššūkį hegemonui, ir hegemonas akivaizdžiai dabar nebesusitvarko su savo globaliai funkcijom, kurias jie buvo prisijėmę. Ir sistema nebeveikia. Ir iš dalies, sistemos stabilumas, ką aš noriu pasakyti, sistemos stabilumas, kurį mes turėjome, sakykime, iki 13 metų ar 10 metais, jis buvo mūsų interesas. Sistemos stabilumas buvo mūsų intereso vardan. Deja, mes patys kaip valstybė, tai ką mes vadiname mūsų užsienio politikos tęstinumu, mes prisidėjom prie destabilizacijos visos tarptautinės sistemos. Gerai, bet hegemonas, akivaizdus hegemonas atsiranda po Antrojo pasaulinio karo. Jungtinės valstijos tampa to hegemonu ir kūrė tarptautinę tvarką pagrįstą taisyklėmis, kurias, iš esmės, patys ir leidžia parašyti. Bet iš karto hegemonas turėjo problemų. Iš pradžių Korėjai. Turbūt sunku būtų Korėjos karą pavadinti Amerikos didžią pergalę. Jau nekalbant apie tai, kad komunistinio režimo įsitvirtinimas Kinijoje taip pat buvo hegemono pralaimėjimas, dėl priežasčių, kurias galima atskirai aptarti, bet po Antrojo pasaulinio karo amerikiečiai, nesuvaldė situacijos Kinijoje ir gavo komunistinę valstybę ir savo didelę priešę, su kuria dabar ir turi problemų. Taigi Kinija, Korėja, toliau Vietnamas. Tai vėl hegemonas pralaimėjo. Galbūt hegemonas gali sau leisti pralaimėti išlikdamas hegemonu. Turint omeny visus šitos pavyzdžius. Po Antrojo pasaulinio Kinija, Korėja, toliau kažkiek laiko Vietnamas. Tai tikrai tokie liūdinantis turbūt pavyzdžiai, kur Amerika nesusitvarkė, bet tai nesutrukdė jai išlikti kaip hegemonų ir dar ir stiprėti. Labai gera pastaba, bet mes apie tikrą hegemoną kalbame po 90 metų, kada nėra atsvaros. Sisteminės atsvaros. Tada buvo sisteminė atsvara Tarybų Sąjungos su savo sukurtų bloku, tai buvo ir ekonominis blokas, tai buvo ir politinis ideologinis blokas, ir karinis blokas, su milžinišku potencialu, kuris, egzistencinę grėsmę kėlė Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamam blokui. Dabar atsvara yra Kinija. Ji padeda Rusijai. Tai, bet jinai laiku atsiranda, tam laikė atsiranda, jinai formuojasi, realiai tai yra sisteminės konkurencijos laikotarpis, sakykime, nuo kokių jau 2000 metų, bandoma kinų tų pačių irgi augimą riboti, bet tas pirmas etapas yra pralaimėtas. Jeigu jūs važiuosit bet kurioje Europos valstybėje, kaimyniniai Lenkijoje, pasižiūrėkit, kiek yra kiniškų automobilių. Kiek mes savo gyvenime, net šitoje studijoje yra daiktų, kurie yra pagaminta Kinijoje. Kurie daiktai yra pagaminti Jungtinėse Amerikos valstijose čia. Be kapitalo, kuris dėka šito dolerio sistemos ir naftos dolerio sistemos, petrodolerio sistemos yra įpumpuojamas į atgal Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinės Amerikos valstijos kaip kapitalo davėjos, ta prasme, daugiau mes tų amerikietiškų daiktų nematom. 6-7 dešimtmetį toje pačioje Europoje buvo daugybė amerikietiškų daiktų, kaip kasdieniniame gyvenime. Dabar jų nebėra. Tai tas procesas nuo 90 metų buvo laikinas hegemono dominavimo laikotarpis, kuris buvo mums labai, nes jis buvo stabilus. Ta prasme, tai buvo pakankamai stabili sistema, nes esant vienam hegemonui pasaulinėje sistemoje, ta sistema yra labai stabili. Tarp kitko, sistema yra stabili tada, kada yra ir du hegemonai, kas buvo ir Sovietų Sąjungos laikais. Taip. Sistema yra tarptautinių santykių stabili ir ta Jungtinės Amerikos valstijos nebuvo, ta prasme, absoliučiai nei teisingas, nei sėkmingas
sėkmingas hegemonas vakarų pasaulyje. Ta prasme, jiems irgi daug kur nesisekė, daug ką jie prarasdavo. Tačiau reikia visą laiką atsiminti, kad hegemonas gali aukoti savo periferijas. Ir lengvai jie gali mainyti jas, keisti, prekiauti jomis. Čia mums bloga žinia. Jo, tai yra bloga mums žinia ir jos gali keisti jų statusą. Žodžiu, o jeigu kalbant dabar, sakykime, tas naujas šių laikų apibūdinimas Jungtinės Amerikos valstijos kaip plėšrusis hegemonas, ta prasme, kuris yra grinai transakciškai elgesi, ta prasme, kuris naudos ieško iš santykių. Tai galimi įvairūs variantai, kitaip sakant, netgi to Trumpo šneka apie 5%, arba tai, kad jūs pirkite iš mūsų ginkluotę, arba, sakykime, Ankaros susitikimo rezultatas apie tai, kodėl Jungtinės valstijos pasiliko NATO bloke, tik dėl to, kad visi pažadėjo, kad jie pirks tenais amerikietišką ginkluotę. Kitaip sakant, tai mano gamintojams apsimoka, todėl aš ir esu šitame biznėje čia su jumis visais ir, ta prasme, su jumis čia bendrauju. Tai reikia atsiminti, kad tai savo interesus saugantis ir ginantis hegemonas, kuris neturi to tokio ideologinio antstato, kurio motyvai praslysdavo laikas nuo laiko. Čia kova už demokratiją, čia pagalba, žodžiu, žmogaus teisėms ir panašiai. Tų dalykų nebeliko, niekas nešneka apie tai. Bet Šiaurės Atlanto organizacija buvo įsteigta remiantis ne tiek interesais, kiek vertybėmis, kurios yra deklaruotos tos sutarties preambulėje. Matot, čia yra dar, ta prasme, čia yra tokia oficiali istorija. Iš tikrųjų, jeigu žmonės, kurie tyrinėja, sakykime, po Antro pasaulinio karo Europos istoriją, kaip formavosi, sakykime, Europos bendryja, kaip, sakykime, tie patys visi Maršalo planai, sakykime, Vokietijos demokratinės respublikos steigimas versus federalinė Vokietijos respublika, mes matysime, kad, interesai tikrai buvo labai, ta prasme, labai specifiniai. Sakykime, tas pats faktorius tai, kad, sakykime, tie Stalino laiškai vadinami, kurie buvo skirti dėl Vokietijos statuso tiem amerikiečiams ir taip pačiai vakarų Vokietijai, kurie siūlė sujungti rytų Vokietijai ir vakarų Vokietijai vieną valstybę ir ją padaryti neutralią ir tuo būdu atskirti du blokus vieną nuo kito. Tarsi Europą įteisinam padalinimą, iš kitos pusės įteisinam taiką, nes tarsi be Vokietijos, jeigu Vokietija ir lieka centre kaip buferis, padarom ją, sukuriam ją į buferinį statusą. Ir tarp kitko amerikiečiai šito atsisakė, tai čia akivaizdžiai, kad ne ideologinis judesys buvo. Jeigu ideologiškai sakytum taip, Ten dėl santvarkos buvo šiokių tokių niuansų. Ir aišku, ir CDU, dabartinė, tai sakėm, vokiečių CDU, ta prasme, bijojo, kad praras valdžią, kadangi iš rytų, tie 18, paskui buvo 18 milijonų tų vokiečių rytuose, kaip bebūtų, sovietai ten per kelis metus sugebėjo sustiprinti labai kairiuosius tenais. Ir ta prasme, jie bijojo, kad ir demokratiniai santvarkai egzistuojant, kairieji balsuos kaip ir dabar, sakykime, visą laiką ta rytų Vokietija yra problematiška. Tai jie suprato, kad tai yra iššūkis monopoliui CDU, tų tradicinių Folks vadinamų tautos partijų, kurios yra ir socialdemokratai, ir CDU monopoliai. Tai buvo daugybė faktorių tame, bet tai, kad tai visų pirma buvo kalkuliuotas sprendimas, ta prasme, aišku, jisai rėmėsi ir ideologiją, ta prasme, ideologija čia net mestina, bet tai buvo kalkuliuotas sprendimas tam, kad sukurti realiai atsvarą Europoje ir tuo būdu išvengti sovietų dominavimo visai. Tai realiai tuo laiku reiškia amerikiečių išstumimą iš visos Europos, jeigu nebūtų NATO blokas sukurtas, ir tos eurazinės erdvės kaip savarankiško veikėjo atsiradimas. Tada atsiminkim, dar tuo laiku Kinija ir Sovietų sąjunga buvo sąjungininkai. Tai būtų reiškia realiai amerikiečiams, jeigu ne NATO organizacijos sukūrimas, būtų jų išstumimas iš Eurazijos, visos Eurazijos. Ir tai buvo didžiausias, jeigu kokį Makinderį skaitytume ten 19 amžiaus klasikus, tai buvo didžiausias siaubas, kuris galėjo ištikti Jungtinės Amerikos valstijas. Nes jeigu tu nekontroliuoji Euraziją, realiai tu esi įstumiamas į vakarų pusrutulį, tik tai su savo Monroe doktrina. Gali tenais apie Venezuelą, Kubą šnekėti, bet arba, dar Grenlandiją gal, bet visa kita jau nėra tavo rankose. Tai čia buvo labai kalkuliuotas įėjimas, tas NATO organizacijos atsiradimas. Čia buvo priešstatoj kovoje su Sovietų sąjunga atsiradęs projektas ir nereikia užmiršti, kad tai reiškia savotiškai ir europiečių tarptautinės sistemos, kurie pakankamai savarankiškai ilgą laiką žaidė, griūti. Po Antro pasaulinio karo Europa kaip geopolitinis faktorius stipriai susilpnėja. Pagrindiniai žaidėjai, kurie, sakykime, ten vokiečiai metė iššūkį Britanijos imperijai ir tas Antras pasaulinis karas realiai dėl to kyla, kadangi nori juos išstumti iš hegemono vaidmens, viskas gavosi taip, kad periferinės valstybės, Jungtinės Amerikos valstijos ir Sovietų sąjunga
arba buvusi Rusijos imperija, kurie buvo periferija, abidvi buvo periferijos, išstūmė europiečius iš pagrindinių pasaulio tvarkos kūrėjų. Ir dabar mes esame toliau tokioje padėtyje, mes to nesuprantam. Mes susitapatinam su amerikiečių tikslais dabar, ne? Bet realiai mes esame į paraštas įstumti, jų tarp ir Lietuva. Minėjai, kad prieš 60-70 metų nebuvo tiek Kinijos produkcijos kaip dabar ir daug kas buvo pagaminta Amerikoje. Na, turbūt galima sakyti ir Europoje daug kas buvo gaminama. Ir kad tai yra vienas iš požymių, kurie leidžia atpažinti tikrą hegemoną, o ne popierinį hegemoną. Gamyba, pramonė. Bet ar tikrai 21 amžiui tai yra tas esminis stulpas, kur galima sakyti, be jo hegemonas kelia klausimų? Ar iš tikrųjų gamyba yra toks svarbus dalykas, o ne kažkas kita? Matot, BVP, tam mes skaičiuojame tą BVP, kiek tai geras rodiklis ar blogas rodiklis yra kitas klausimas, bet matot, galios augimas, jis yra visapusiškas, jis yra, ta prasme, galia, jinai yra tiek industrinė, tiek mokslinė, tiek socialinė. O mūsų visuomenė postindustrinė, tai gal postindustrinė visuomenė nebesvarbu, ar ta pramonė išlieka, pavyzdžiui, Europoje, ar Europoje ir Amerika ją sukiša į Kiniją? Ta prasme, taip, jeigu mes atmestume tarptautinių santykių anarchišką pobūdį, ta prasme, jeigu tarptautinius, mes nebūtume valstybė. Jeigu būtų, ta prasme, nebūtų valstybės, tokiai postindustrinėje, komunistinėje globalizuotai komunistinėje tvarkoje, tada taip. Tarsi nesvarbu, kur tada gamina, jeigu, bet mato, čia yra, nuosavybės santykių, jau čia einame į marksizmą, nuosavybės santykių klausimas, nes kinų privatizavimas, ta prasme, tai jie privatizavimą nedarė tokio kaip tokio, jeigu Vietnamą pasižiūrėsite, ne? Tai yra vadinamas trečiasis kelias, jie leido privatiems investuoti su valstybinio kapitalo dalyvavimu, jų vietinio valstybinio kapitalo dalyvavimu, bet jie neėjo privatizavimo keliu, jie visuomeninės gamybos priemonių nusavybės nepanaikino. Ir dabar, pavyzdžiui, kapitalizacija kinų valstybinių įmonių yra 72 trilijonai yra skaičiuojama. Tai yra milžiniškos sumos, mes kalbame, sunkiai įsivaizduojami dalykai. Kitaip sakant, mes čia turim vėl sisteminį susikirtimą, kur yra laisvos rinkos ekonomika besiremianti finansinio kapitalo dominavimu Jungtinėse valstijose. Todėl Trumpas netaip seniai, puikiai girdėjote, aš nebūsiu tikrai komunistas. Tai taip, kadangi už tave stovi Maskas ir visi kiti privatus verslininkai, tie technokapitalistai, ir iš kitos pusės tu susiduri su sistema, kuri eina kaip volas, ta prasme, tai yra ir ta valstybinė nuosavybė veikia neblogai, ta prasme, ir verslai valstybiniai veikia gerai. Ta prasme, tai, kad pas mus, toks variantas taip atsitiko ir buvo leista išgrobstyti tą valstybinę nuosavybę. Vokiečiai prieštarautų, sakytų, pažiūrėkite mūsų griūvantį geležinkelį, štai jums pavyzdys. Ne, tai čia yra pavyzdys, kad valstybė silpna ir valstybė nesirūpina savo turtu ir neužtikrina viešo gėrio. Tai jeigu valstybė neužtikrina kelių, nesugeba sveikatos apsaugos, švietimo ir taip toliau, kodėl kiniečiai sugeba puikus kelius turėti ir puikų švietimą turėti? Žiūrėkit, visi tarptautinio olimpiadų laimėtojai yra praktiškai masiškai, parengimo lygis. Kinų mokyklos, kur yra tradicinė vokiška gimnazijos sistema, kurią pas mus sugriovė ir pavadino tautinė mokykla. Ir mes turim dabar tos rezultatus. 44%, neseniai žinios buvo, Lietuvos gyventojų yra funkciniai beraščiai. Prie ko mes priėjom? Taip nebuvo 90 metais. Kai buvo valstybės primesta, centralizuota, gerai kontroliuojama, kokybė užtikrinanti sistema. Mums reikės dar atskirai pakalbėti. Čia yra įdomus, čia yra sisteminiai dalykai. Atskira tema, mes tikrai prie jos grįšim kitose pokalbiuose, kurių bus, tikiu, ne vienas. Čia įdomi tema, tarp kitko. Taip, reikės būtinai pakalbėti apie valstybės vaidmenį ir apie dviejų sistemų susidūrimą. Nuo tada, kai, kada jau čia vokiečiai bandė dar iki antrojo pasaulinio karo sakyti, kad mes trečiojo kelio ieškom, nes yra pasaulyje du kraštutinumai - Vašingtono pasirinktas kelias ir Maskvos. Mes eisim kitų kelių, bet jiems sukliudė Hitlerio fenomenas tada. Ar tas trečias kelias egzistuoja irgi klausimas? O kitas tai to suvalstybinimo kelias ir turbūt kalbėdami dažnai apie valstybės pasirengimą greitai pasigaminti to, ko reikia gynybai, tai ne viena valstybė, kaip matome dabar gyvenanti rinkos ekonomikos sąlygomis, kaip Europai, pavyzdžiui, ir net Amerikoje to padaryti nesugeba. Ir jau nuo 22 metų kalbama, kad trūksta to. 5 metai karo Ukrainoje, kaip trūko, taip tebe trūksta.
O kažkur galbūt valstybė galėtų nurodyti, kad reikia pagaminti iki tada tiek ir ko gero būtų pagaminti. Gaminame, taip, pastatėm staklynus, žmonės 7x24 įdarbinom ir varom. Jeigu nenorės dirbti, labai atvarysim šarvuotą transporterį prie durų ir dirbsis. Bet kalbant apie asmens gyvenimo kokybę, laisvę, tai aišku, tai turbūt nesuderinama su valstybės nuosavybė. Tose srityse, apie kurias mes kalbam. Na, čia yra diskusijų klausimas. Aš sakyčiau, jeigu labai trumpai atsakyti, tai tas toksai supratimas ir ideologija apie tai, kad viduriniosios klasės gyvenimo standartai ir jos lūkesčiai yra svarbiausia, kas reikalinga valstybei. Aš sakyčiau, čia yra daugybėje sistemų, tai tuo yra abejojama. Daugybė politinė sistemų, ir jų variacijų. Pusiau demokratijų mes čia galim šnekėti kokioje valstybėje. Kitaip sakant, tai, ką mes sutapatinam su vidurinėje klase ir galvojam, kad mūsų funkcionavimo būdas ir taip yra geriausias, patogiausias ir jeigu mums tai užtikrina sistema, mes esame to patenkinti. Tačiau jeigu žiūrėsim plačiau, mes matysim, kad tai ir kad dabar, sakykim, karo, maro, bado situacijoje mes matom, kad mūsų, Vladimirai, su tavim standartai nėra turbūt geriausi. Bet šiaip visuomenės gyvena ne kažkokio ekstremumo sąlygomis, o norma vis dėlto yra tai, kas trunka daugiau laiko negu tai, kas yra nuokrypis nuo normos. Taip? Jeigu mes taip galvosim, tai iš tikrųjų, kad ir tie patys karai, marai, visi šitie dalykai, covidas ir panašiai, jie ateina, dingsta ir, kaip sakyti, tai nėra nuolatinis gyvenimo palydovas mūsų. Tai jeigu mes visą gyvenimą pradėsim žiūrėti tokiais standartais, kad ruoškimės ekstremaliems atvejams, visa visuomenė bus militarizuota, mobilizuota, kažin ar tokio gyventi labai faina. Bet matot, tai yra lūžio momentai, kada, ta prasme, vienoks ar kitoks modelis baigėsi. Kitaip sakant, mes jeigu imsim kokią carinę imperiją, ten koksai 19 amžiaus antra pusė, ten, sakykim, baudžiavos panaikinimas. Baudžiavos panaikinimas, apart visų teigiamybių, kaip mes labai įsivaizduojam, pavyzdžiui, sukelia didžiulę nusikalstamumo bangą. Didžiulė nusikalstamumo banga. Tenais 14 kartų išaugo registruotų nusikaltimų, kalinių skaičiai ir taip toliau. Apie 7-8 dešimtmetį, ta prasme, tos permainos, paskui ten, sakykime, kokie 8 dešimtmečio žydų pogromai, ten kokie, ten taip pačioj Novorosijoje, dabar Novorosijos teritorija, ką mes dabar vadintume. Tai, suprantat, yra, jeigu mes galvojam, kad mes statiškai gyvenam, ta prasme, niekas nesikeičia, tai taip, aš sutinku su pačiu, bet kadangi gyvenimas vis dėlto keičiasi ir, ta prasme, kas porą, treitą kartų, ta prasme, sisteminiai pokyčiai vyksta tokie, kurie, žmonės miršta natūraliai, jie nebetsimena, ta prasme, negali prisiminti, ta prasme, nėra. Bet jeigu mes pasižiūrėsime, kokiomis vertybėmis, kokioje socialinėje aplinkoje gyveno, sakykime, mūsų seneliai ten kokiais 39 metais, 35 ar 21, mes matysim, kad jų gyvenimas totaliai, ta prasme, radikaliai skiriasi nuo mūsų ir jų supratis, jų siekimybės, jų idealai skiriasi radikaliai. Tai ir turbūt tas išliekamumo, saugumo faktorius ir valstybės gebėjimas užtikrinti saugumą, yra toksai pamatinis. Ta prasme, kam tada ta valstybė ir kam tas antstatas reikalingas, ta prasme, kad čia labai gražiai visi atrodytume, kad paradus. Bet kaip tik mūsų seneliams ir neužtikrinimo Lietuvos valstybė to saugumo. Tai tai būtent, kadangi neužteko to, žodžių ir supratimo neužteko, ir potencialo neužteko, jinai buvo, kaip buvo periferija, ta prasme, realiai pusiau periferija ir liko. Ir dabar problema, aš sakyčiau, tame yra, kodėl mes nesame saugus, todėl, kad mes esame periferiškame, periferijoje, mes esame periferija ir savo mentališkai, ir savo gebėjimais, ta prasme, sakykim, funkcinis neraštingumas 44%, ten išsilavinimo lygis, mūsų karinės pajėgos, visi dalykai liudija, mūsų netgi šnekėjimas apie tai, kad mes esame Europos civilizacijos dalis. Jeigu tu esi, tu apie tai nešneka. Italas nešneka, kad jis yra Europos civilizacijos dalis. Jam yra akivaizdu. Mes visus bandom ir tiek užsienyje, tiek čia įtikinti, kad mes esame europiečiai. Palaukit. Tai va čia yra būtent periferiškumo ženklas. Rusai daro tą patį. Rusai, tarp kitko, irgi bando, jiems irgi labai sudėtinga. Kad jie yra Europos dalis, tai viena svarbiausių temų yra. Taip. Yra diskursyviai, net jeigu, bet dabar ten kitos problemos. Jeigu tu tai bandai įrodinėti, kad kokošnikas koks nors yra, sakykime, nacionalinė, arba matrioška, yra bendra civilizacinis reiškinys, tu ten gali į kalėjimą atsisėsti, tave gali užkencelinti. Kaip Lietuvoje panašiai irgi, jeigu tu sakysi, kad čia, žodžiu, mes turim būti suverenus arba savarankiškai elgtis, tave irgi gali užkencelinti, tai tenais, jeigu tu bandai sakyti atvirkščiai, ta prasme, jeigu tu sakai, kad mes čia, žiūrėk, kad čia yra platesnių įvykių raidos rezultatas ir civilizacinis reiškinys, pavyzdžiui, matrioška.
Ja? Taip, tave irgi gali, žodžiu, į prokuratūrą kas nors parašyti skundą. Tai grįžkim prie to, nuo ko pradėjom. Tas įspėjimas, kad čia tuoj rusai smūgiuos, kad čia kažkas įvyks. Ar galim nuraminti žiūrovus, kad tai yra abejotinas dalykas ir tiesiog eilinis propagandinis būdas atkreipti dėmesį į tuos, kurie kalba apie saugumą ir dėl to būna išrenkami įvairius svarbius postus? Ar vis dėlto tai tikra grėsmė, kas gali atsitikti šiais metais, kokia paties prognozė? Matot, atsitikti visą laiką gali kažkas tai gali. Tačiau įmant objektyvius parametrus, tai aš abejočiau tuo, bet iš kitos pusės, jeigu kažkas tai ir galėtų atsitikti, ką noriu pasakyti, kad Lietuvos valstybė nieko nepadarė, tai kad taip neatsitiktų. Iki šiol nieko nesugebėjo padaryti, kad taip neatsitiktų. O ką turėjo padaryti? Visų pirma, daugiau nei 5% BVP gynybai daro. Per staigiai ir per vėlai, reikėjo seniai tai daryti. Visi apie tai šnekėjo. Visi aiškino, kad nereikia nieko čia į tą gynybą investuoti ir nežiūrint to, kad net NATO gynybos planų nebuvo. Kas panaikino šauktinių kariuomenę? Jeigu Lietuva nuosekliai būtų investavusi per visą savo nepriklausomybės laikotarpį apie 2,5% į gynybą, kaip kokie graikai, mums šitų klausimų ir šitų diskusijų nebūtų kilę ir mūsų statusas visiškai kitoks būtų regione. Visiškai kitoks status. Mes dabar šnekam Rusija versus Lietuva. Mes pašnekėkim Baltarusija versus Lietuva, kaip viskas atrodo. Tai, aš nenoriu konkrečių pavyzdžių duoti, bet kalbant apie galią, valstybės galią. Čia viskas susiveda į valstybės galią, o mes nuosekliai viešo administravimo reformomis, valstybės tarnybos reformomis, mes visą laiką nuosekliai, nežiūrint to, kad pas mus yra diskusija apie tai, kad valstybė, tie biurokratai yra blogi, bet mes viską darėm, kad tą valstybę ir tos biurokratus susilpninti. Nuosekliai tai buvo daroma ir tai buvo daroma liberalių principų ir liberalios tolimos komunistinės ateities vardan. Kągi, šią galbūt ne visai optimistinę gaidą, mes šį pokalbį baigėme, bet nepamirškime, kad grįšime prie svarbios temos, tai yra valstybės vaidmuo šiais geopolitinio nesaugumo, nestabilumo laikais. Ar iš tikrųjų teisingų kelių nuėjo vakarai pasirinkę tą privatizacijos kelią, vadinkime, o ne valstybės vaidmens išlaikymo kelią. Ačiū. Ačiū Jums labai.